Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie dirbtinio intelekto įrankius, tai būtent pokalbio robotus. Kaip Wikipedijoje yra pristatytas ChatGPT, tai pokalbių roboto programa atsakinėjanti į tekstinės užklausas. Na ir yra sukurtas didelis kalbos modelis, kuris yra mokamas analizuoti ir generuoti tekstą įvairiuose kontekstuose. Modelis naudoja gilaus mokymo technologijas, kad suprastų ir atsakytų į vartotojų klausimus ar komandas. Tai vėlgi iš tikrųjų dirbtinis intelektas, ypač ChatGPT, yra paremtas gilaus mokymosi technologijomis, kad jis galėtų suprasti, ko jūs norite, parašydami kažkokį tai tekstinį užklausą, ir kad jis galėtų sugeneruoti jums atsakymą. Panašiai yra ir Google naudojamas Gemini pokalbių robotas arba Microsoft naudojamas Copilot pokalbių robotas. Tik tai reikėtų iš karto pasakyti, kad nei vienas iš šitų pokalbių robotų nepakeis jums tikro bendravimo, tikro žmogaus, tik tai gali padėti sugeneruoti idėjas, pagelbėti atliekant vieną ar kitą užduotį ir taip jūs galite pasilengvinti, sakykime, savo darbą. Taigi galime pabandyti paprašyti kažko tai su vienu ar kitu pokalbio robotu, kad jis pagelbėtų mums. Na ir aš pasisveikinsiu, paklausiu, kaip jis gyvuoja, nors iš tikrųjų yra mašina, neturi jokių jausmų, bet pažiūrėkime, ką jis šitą atsakė. Kaip matote, jis sako, gyvuoju puikiai, ačiū, dėkui, kad paklausėte. Na, o kaip jūs, aišku, neįdomu, jam yra toks, tačiau jis apmokytas yra būti mandagiu, todėl paklausė ir kaip. Na ir sakysiu, kad man reikia pagalbos. Gal gali parašyti pamokos planą, tema dirbtinio intelekto įrankiai. Na va, ir pabandau pažiūrėti, ką jis atsakys į mano tokį pasakymą, ir tai skirta mokiniams. Na ir daugiau, sakykime, atkreipkim dėmesį, jau jis pradėjo pamokos temą užrašę ir pamokos eiga 10 minučių įvadas. Kaip matote, mokytojas pasisveikina, pamokos temos pristatymas, klausė diskusijai, kokius įrankius ar programą žinote. Na ir toliau 15 minučių skirta apie dirbtinį intelektą. Kaip matote, natūralios kalbos apdorojimas pokalbių robotai, veidų atpažinimas, rekomendacijų sistemos ir panašiai. Toliau praktinė dalis 20 minučių. Kaip matote, vėlgi pasiūlo įvairių programų, įrankių, užduotis grupėms, pasirenka po vieną įrankį ir trumpą pristatymą, kam skirtas, naudingas, koks ar ne. Na ir pamokos pabaiga, 5 minutės aptarimas, ko išmoko, klausimai diskusijoms ir pamokos medžiaga. Vėlgi galima paprašyti, kad gali parengti skaidres, tai užtruktų kažkiek tai, ir toliau, kaip matote, pamokai reikalingi, aišku, kadangi bus naudojamasi dirbtinio intelekto įrankiais, tai kompiuteriai arba telefonai ir su prieiga prie interneto praktiniai daliai. Tai jis klausė, ar tinka. Na, aš sakau, kad man kaip ir tinka ir aš turiu pamokos planą. Aišku, skaidrių galiu palaukti irgi paprašyti. Pabandykime
pabandykime paklausti to paties ir kito roboto. Galėsime, sakykime, pabandyti, pažiūrėti, kas yra. Na, iš karto matote irgi turinį. Galbūt yra pateikta kitaip, tai jau čia reikėtų vėlgi susižiūrėti, kas yra tinkama jums, kas ne, na ir tokiu būdu jis pateikė ir dar, jeigu kažką reikėtų papildyti ar pakeisti, vėlgi galima dar paprašyti ir turėti. Na ir paskutinis pokalbių robotas, tai yra Copilot, ir tokiu būdu vėlgi galime paprašyti, jis net neklausia daugiau jokių užklausų ir žiūrėkite, jau yra visai kita pusė kalbama apie neuroninius tinklus, tik tai turėtų būti neuroniniai, tai va iš karto jau kaip ir klaida, tai visiškai pasitikėti dirbtinio intelekto įrankių teikiamą informaciją negalima, iš tikrųjų reikėtų atidžiai stebėti, ar nėra daroma klaidų, aišku, galima kažkiek tai pasinaudoti viskuo, bet reikėtų ir labai atsakingai peržiūrėti, kad nebūtų kažkokių tai nesusipratimų. Na ir kaip matote, vėl apie mašininį mokymą, apie natūralios kalbos apdorojimą, kompiuterinę viziją, toliau demonstracija, kaip matote, chatbotai, matote, tokių kaip save pasiūlė, Copilotas, dar vaizdų atpažinimo programos ir panašiai. Na ir praktinė užduotis vėlgi yra diskusija ir iš viso reikėtų tik tai paskaičiuoti, kad čia jau yra 30, 45, 75, 80, 90. Na, jis į paskaitą padarė, 1,5 valandos paskaitą ir kaip ir skirta iš karto studentams. Jis neklausė, kad tai yra ar mokiniams, ar studentams. ChatGPT jis pasitikslino ir jeigu jau sudėtume ChatGPT, tai 10 ir 15, 25, 45, toliau 60-65 minutės. Irgi neįsiteko į pamoką, vėlgi reikėtų jau tada kažką tai kažkurioje vietoje trumpiau apgalvoti, duoti mažiau, galbūt 15 minučių, galbūt skaidyti į kelias pamokas šitą pasiūlytą planą, jeigu jau mes norime juo vadovautis ir turėti. Vėlgi čia parodžiau iš informatikos pusės, galbūt reikėtų parodyti, sakykime, ir kokios matematikos pusės arba fizikos, sakykime, na ir parengti pamokos planą, tema, gal tegu būna kinetinė energija kokia nors. Vėlgi galime pažiūrėti, ką pasiūlys. Ir pagalvojo ir apie kinetinę energiją. Vėlgi man reikėjo, aišku, nustatyti, kad tai yra skirta vis dėlto mokyklai ir tai turėtų būti 45 minutės. Na va, ir jis čia netgi pasiūlo uždavinį, eksperimentą pasiūlo, užduočių ir diskusijų. Vėlgi, jeigu suskaičiuotume, tai ko gero matytumėte, kad iš tikrųjų į 45 minutės neįsitenka 25, 45, 55, 60. Jau šį kartą 60 valanda laiko yra šitai pamokai. Taip pat galime paprašyti ir matematikos. Pamokos planą su 45 minučių trukme
apie kvadratinių lygčių sprendimą. Na ir dabar žiūrėkime. Na ir jau dabar kvadratinių lygčių sprendimas. Įvadas jau galbūt ir trumpesnis yra. Ir tokiu būdu yra netgi parodoma, kokia yra forma ir bandoma nurodyti, kokios yra diskriminantai. Jis žymi taip, na ir pavyzdys, mokytojas sako, sprendžia lentoje ir galima ir taip, ir taip, ir taip. Na ir kvadratinė lygtį turi rasti diskriminantą, nustatyti sprendinių skaičių ir lygtį pateikti savo atsakymus klasėje. Tai tokį pasiūlė ChatGPT, jeigu mes nukopijuotume šitą užduotį ir pateiktume Gemini, galime irgi pažiūrėti, kokį atsakymą jis duotų, ką pasiūlytų, ir tokiu būdu vėlgi reikėtų galbūt šiek tiek palaukti. Na va, tikslai yra, priemonės, ir dabar jau irgi pasako, kur galime naudoti. Tai vat kvadratinių lygčių sprendimas, kaip matote, yra užrašytos formulės, kaip turėtų būti. Ir vėlgi stebėjimas, kaip sako įvertinimas ir taip toliau. Jeigu reikia, dar galime klausti. Na ir paprašykime kopiloto irgi to paties, tai irgi daro, rašo temas, skirsto pamoką į dalis ir rodo, kaip tai turėtų būti daroma. Galbūt praktiškai atliekant ir laiko neužtektų visiems variantams, kaip spręsti kvadratinės lygtis, tai mes skaidytume į keletą pamokų. Čia, kadangi buvo nurodyta, kad 45 minutės, tai ir jis bandė susitalpinti į 45 minutės. Na ir vėlgi, jeigu reikia kažkokio tai paveiksliuko, mes galime generuoti paveikslėlį. Jeigu mums reikia dar kažkokių tai kitomis temomis, sakykime, užklausų, mes vėlgi galime klausti ir tokiu būdu, rašydami tekstinės užklausas, mes galime prašyti, vis prašyti ir prašyti. Gavus atsakymą, sakykime, galima dar paprašyti kažko papildomo ir tokiu būdu gauti, sakykime, tą kuo pilnesnį variantą. Na ir gal gali, sakykime, pasiūlyti idėjų, ką padovanoti Kalėdų proga. Nu va, ir galime pasižiūrėti, ką jis, sakykime, pabando pasiūlyti Kalėdų progą. Na ir kaip matote, graviruoti daiktai, nuotraukų albumai, personalizuoti drabužiai, vėlgi toliau. Tai vat kažko, sakykime, ko gero įdomaus labai nepasiūlys, bet tokius, sakykime, jis suskirsto ir turite, sakykime, pagal pomėgius, pagal praktiškumą ar dar ką nors. Bet kuriuo atveju irgi galima dar jo užklausti ir tokiu būdu turėti, sakykime, kažką konkretaus ir panašiai. Tai tiek trumpai apie pokalbių robotus ir jų pagalbą mūsų darbe arba asmeninėme gyvenime.